šiandien parodysiu video, kaip sukurti savo puslapį, kuris būtų nemokamas, kurį labai būtų lengva sukurti. Tai čia parašom savo vardą, čia reikėtų prisiregistruoti. Tai galima, aišku, prisiregistruoti Facebook'u, o jeigu turite jeigu jau esat prisiregistravę, tai tiesiog prisijungtų. Ir dabar parašom savo vardą. Tarkim, Relax.lt, ten ten e-mailą, это ой.ой. Tada slaptažodį ten ir užsiregistruojam. Jums reikės pasirinkti paveikslėlį, turbūt, ne paveikslėlį, o dizainą tarsi. Tai jūs nežiūrėkite tos paveikslėlius, tiesiog juos galėsite pakeisti, bet žiūrėkite į patį dizainą be paveikslėlio. Ir čia jų yra gana daug, iš tikrųjų yra ką rinktis. Kaip matot, nėra jų labai mažai. Iš tikrųjų, prieš 2 metus jų buvo labai mažai, dabar jau neblogai papildė. Iš tikrųjų, nesu aš peržiūrėsiu visų, bet bandžiau 3 kartus sukurti šitą pamokėlę ir dabar parodysiu, kaip pavyzdžiai mano puslapio. Pirmas variantas. Čia yra puslapiai, ten nuoroda, čia. Ir štai antras variantas. Tai jums reikės pasirinkti vieną iš šitų. Tai aš rinksiuos, tarkim, pavyzdžiui, bet kokią. Štai tokią, pavyzdžiui. Tai tada jums čia yra nemokamas, čia mokami 2 variantai. Tai čia yra, kai galėsite parašyti savo puslapio pavadinimą ir galėsite parašyti bet kokią, tarkim, .lt, .meo, dar kažkas ten. O tenai čia būtinai tos biški pigiau kainuos, bet reikės rinktis iš ko, net arba org. O štai čia nemokamas variantas, kai jūs parašote savo vardą ir .weblai.com. Tai būtent šitas variantas yra nemokamas, bet nesvarbu. Kai taip, jau atėjom į Weblai, tai dabar čia galim pridėti tekstą, ten galim visokius šūvius daryti. Galim čia savo paveikslėlį, kaip sakiau, įdėti. Aš panaudosiu Original, galim kažkaip čia efektus visokius dėti. Galim tekstą dėti. Relax.lt ir ups. Ne taip reikia daryti. Taip. Tada pasirinksim didžiausią šriftą ir galim dar kažką rimtesnį dar įdėti. Shadow ten visokius šūvius. Atsiprašom. Taip. Užseivinam ir palaukiam. Štai čia mūsų paveikslėlis, čia galim daryti. 49 naujienas. Ir įdedam tekstą. Gal po. Ir parašom, tarkim, mano šuniukas naktį veikia su mano katyte. Ačiū, kad domitės. Debilai. Ir tą debilai mes turbūt išryškinsime. Čia aišku, aš
ne jums tą sakau, tiesiog šio puslapio lankytojams, nes čia aš vienintelis toks. Ir spalvą gražią pasirenkam. Nu, manau viskas. Tada galim įdėti kokį nors paveikslėlį. Savo, ne savo, ten yra pasirinkimas taip pat, bet netoks jau yra ypatingas. Nes norint surasti, pavyzdžiui, tankas, aš gal čia reikėtų angliškai rašyti, tank, defaultus, ir čia nelabai matysim kažkas su tankus, nes čia kažkoks biškai įdomus paieškos mechanizmas, nors šiaip gal ir rasim, nu bet nesuprantu, ką reiškia šitas, būtent šiandien, reiškia šitie visi, bet, nu tarkim, o dabar mes susiveskim kokį nors shit. Čia profesionalinis foto, kaip matot, ir už jas reikia mokėti $5. Tai yra tikrai to vertos foto, ir štai šitą būtent turbūt pasirinkim, įsidėkim, kaip matėsim, gal YouTube savo video įdėsiu ir įdedam URL ir štai mano video, galima pasižiūrėti, bet nežiūrėsiu. Taip pat galima įdėti puslapį, kaip matote, aš jau dariau, nes man vėl kažkodėl neįrašinėja, tiesiog čia kažkoks daros su šitais visais įrašymais. Čia galima pasikeisti pavadinimą, čia galima įdėti puslapį ir manau viskas. Jums dar reikėtų žinoti, kad čia paspaudys publish reikėtų būtinai padaryti, nes jeigu jūs jo nepadarysite, tai ir nors ir parašysite būtent šitą adresą, jo vis tiek neras, tai reikia būtinai paskelbti ir kai paskelbsite, tada jūsų puslapį galite tikrai rasti, jeigu parašysite teisingai šitą adresą. Jūsų galutinis puslapis, YouTube'e komentaruose rašykite kokios pamokos arba kokio nors video norėtumėt, ir su jumis buvau aš, Relax LT, ir iki kito video.